nuoširdžiai linkiu, kad šita konferencija būtų mums visiems labai įsimintina ir turininga. Nes noriu pacituoti, Herderis sakė, praeitis yra šaltinis praeities, dabarties ir ateities. O Kantas sakė taip, būti reiškia daryti. Atėjo mokinys pas mokytoją ir sako, kiek ilgai man dar laukti permainų. Mokytojas atsakė, jeigu jų laukti, tai labai ilgai. Linkiu, kad šita konferencija būtų lyg ir postūmis apsispręsti, veikti, nors daryti, atrasti savo širdyje, savo dvasioje, savo dūšioje tokius motyvus, kurie būtų ilgam ir liktų visam. Du 2019 metais Šilutės pirmojoje gimnazijoje įvyko pirmieji Herderio skaitymai. Galima drąsiai teigti, jog ši tradicija gimnazijoje yra tęsiama ir įgauna vis naujų spalvų. Šiemet tai jau 5. konferencija. Herderio skaitymai 5 yra skirti filosofui Kantui, jo laikmečiui, idėjams pažinti ir suprasti. Pasirodo, kad ryškios asmenybės net ir po daugelio metų sugeba suvesti žmonės draugėn, kad jie pajaustų bendravimo ir pažinimo džiaugsmą. Toks ir yra mūsų skaitymų tikslas, prasmė ir esmė. Aš labai džiaugiuosi, kad skaitymai toliau tęsiasi ir šitie skaitymai yra skirti Kantui. Matote, yra daugybė Kanto atvaizdų ir mūsų konferencijos šūkis, toks motyvas yra garsieji Kanto žodžiai, išdrįsk būti protingas. Švietimas kovoja su prietarais, o prietarų kiekvienoje jūsų galvoje yra aibė. Kantas labai griežtai pasakė, kad iš esmės žmogaus teisių nėra. Dabartinės žmogaus teisės, kurios mus tiesiog kankina, kad kiek mes jų daug turim, kad praktiškai turim net teisę nebūti žmogumi. Aš bijau, kad netrukus bus paskelbta teisė žmogui būti šunimi, pavyzdžiui. Girdėjote ar skaitėte, ar galbūt mokytojai jums paaiškino, toks yra geras labai apsakymas, šuns širdis. Kai šuo perverčiama žmogumi, paskui atgal. Tai štai dabar su tom žmogaus teisėm, keičiant jau biologinę prigimtį, o biologinę prigimtį keičiant šeimą, o šeimą keičiant, reiškia, atsisakant tradicijos, ir tada praktiškai, kai tu nežinai, iš kur tu kilęs, tai praktiškai žmogus yra lyginamas augalui, gyvuliui, šeima. Čia apskritai atsiradimas jūsų ir pirmieji jūsų įgūdžiai. Antras, ką sakome, visuomenė, tai yra jūsų, pavyzdžiui, draugai išėjus į kiemą, arba net susėdus prie kompiuterio, bet kompiuterį jūs į akis nežiūrit, jūs dažnai nežinot šitų žmonių, bet čia jau tam tikras įsigimimas. Ir trečia yra valstybė. Šitie 3 židiniai tarpusavy ištisai trinasi. Mes gimstam prieš gimdami ir nenumirštam mirdami, nes mes gimstam tėvuose savo proseneliuose, seneliuose. Ir pati didžiausia išmintis tėvo yra nepalikt daug pinigų, bet palikt gerą vardą. Ir tas sūnus, kuris gimsta dukra po jo, joje yra gimę tėvė, senelėje. Ir mes nenumirštam, nes kai lieka anūkai ir vaikai, jie tęsia tai, ką perėmė iš mūsų. Ir yra didžiulė klaida galvoti, kad aš toks esu savavertis, kad štai mylėkit mane toks, koks esu ir neturiu tobulėti, neturiu gerėti. Ne, Kantas šitą nepripažino. Kaip tik tu turi tobulėti
ir turi naudoti protą kiek įmanoma. Rasa pripažinti, kad jis ne viską žino ir ne viską gali valdyti. Tai čia religijos pripažinimas jos teisė. O galų galia žmogaus prasmės gyvenimo, kodėl tu čia gyveni, niekas geriau be religijos tradicijų nepaaiškina. Susirinkta plačiau pakalbėti apie Kantą, Prūsijos filosofą, apibendrinusi apšvietos minties pasiekimus, vienas svarbiausių moderniosios filosofijos asmenybių, kuris teigia, kad pats žmogus, remdamasi savo protu, kuria moralės įstatymus. Bet istoriškai tai paprasčiausias giminės tęsimas. Tai čia tiesiog net nereikia kalbėti. Jeigu tik tai apie Kristų kalbėsi, tai ten pasim kardą ir gali tėvo motinos atsisakyti. Bet vis tiek gamta mums nieko kito nedavė. Kito būdo nėra. Daugintis ir tęs žmonijos, tik tai šeimos židinys. Ir pažiūrėkit, jeigu žmogus nieko negina, tai jis neapibrėžia savo vertės. Pirmiausia, negini brolio, sesers, tėvo, motinos. Net jeigu labai pykstatės ar nemėgstat. Tai čia, aš nežinau, jūsų klausimas toks neapibrėžtas. O jeigu istoriškai, kada tas prasidėjo, tai šeimos kodeksai ir nuosavybės kodeksai jau romėnų teisė labai gerai kodifikuoti yra. Nuosavybės netgi obuolys nukritęs į kitos šeimos daržą, jo nebe man priklauso. Tai žodžiu, čia yra viskas teisiškai sutvarkyta nuo seno labai. O dėl to, kad šeima yra valstybės visuomenės pagrindas arba ląstelė, tai paklauskit savo močiutės ir šeimų kapinėse, pasižiūrėkit tos grotus ir visą kitą. O kad aš pasakiau šitą esminę tiesą, kad tu gimsti prieš gimdamas, tai kiekvienas šitą žino. Kalba, ką mes dabar kalbame, pirmiausia šeimoje gaunam, o jeigu negaunam šeimoje, tai paskui mums padeda ta antra ląstelė visuomenė. Bet dabar atsitiko ne taip. Dabar žemė užgriuvo jau uraganas. Europą sukrėtė baisus žemės drebėjimas. Taip, ir tvirčiausi pamatai kartais prasmenga. tą nelaimę mes priskiriame statytojų kaltei. Bet mes dar kartą paskaičiuojame, patikriname skaičiavimus ir vėl statome namus, vėl į dangų keliame bažnyčias. O tai mes lengvabūdžiai žmonės. Kodėl? Nes tikime. Tikime, kad žemė mums maloninga, kad Dievas, net Jis mums gailestingas. Kodėl mes tikime? Nes tikime protų, tikėjo ir Lisaboną. Jis pribloškė mano plaukusą, o jūs net nepastebėjote jos. Aš čia tiesiog Jūs išmokote patikauti mano draugui? meluoju. Bet koks vis dėlto esate net našykas tokys, moteris dėl jūsų net pasipuošti negali. To Štatgalėse buvo tas salonas, Kaiserlinkų namas. Čia buvo turtingiausia šeima ir jie buvo netgi vienu metu būdavo, kadangi ambasados tarp šalių būdavo tų turtingųjų arba įtakingųjų žmonių rankose. Tai jis buvo net Rusijos, įsivaizduokit, ambasadorius čia, Rusijoje. Tas Kaiserlinkas nešnekantis rusiškai. Nes apskritai tada buvo prancūzų kalba. O tarp vokiečių šiaurėje ir čia buvo vokiškai, aišku, ir nereikėjo jokios rusų kalbos, ir tie karininkai kalbėjo prancūziškai vokiškai. Tai štai Kaiserlink, šitas paveikslas, kuris dabar uždengtas, tai yra jos bandymas nupiešti Kantą. Čia netapo, čia piešinys iš tikrųjų. Ir tai yra istoriškas piešinys, jūs mokate teisingai pasirinkti, jis toks ir yra. O Šarlotė, čia yra Karolina, o čia yra Šarlotė. Ta Šarlotė tikrai turėjo simpatijų Kantui ir jinai buvo tokia trapesnė, biskį į Kantą, netgi fiziologiškai panašesnė, bet jos buvo apie tokios žinomas damas. Tačiau Šarlotė pateko į skandalą, jinai buvo tekėjus ir paskui išsiskyrė Jakobį. Ir paskui teko už tokio bankininkų išsiskirti, tai buvo protestantiška kultūra, šiek tiek lengviau negu katalikiškai. Ir tame tarpe buvo atsiradęs Kantas tarp tų dviejų vyrų ir simpatija užsimezgė, tai yra istoriškai įrodyta. O Karolina, jau Kaiserlink iš tų salonų karalienė, jinai asistavo. Jinai matė, jinai koketavo, bet
netrukdė tiems jausmams vystytis ir paskui ūmai jinai išteka galų galę, nes kartais niekam nesiskleidžia, jis pinigų neturi, apskritai girdėjot gal tą pasakymą, kad kai aš neturėjau pinigų, man reikėjo moters, kai pinigų atsirado, moters nebereikėjo. Ir čia tas pokalbis, mano žinoma, rekonstruotas, kaip jie galėjo kalbėtis, bet yra labai daug liudymų, kad pokalbiai būtų tokie jautrus tarp vyro ir moters. Su Karolina Kaiserling, kuri čia, kaip matėte, atrodo taip kaip ir dera, jinai negalėjo būti tokie labai jautrus, nes lieka vyras, čia vyras pasirodo, vyras pasveikina, Kaiserlingas, o Jošenas ateina kaip slapukas ir čia iš jo biškį ir pasišaipama, bet jis atvedė žmoną, žinodamas, kad jinai stengsi su Kantu pakalbėti po 20 metų, na ir tas pokalbis toks ir įvyksta. O kas studentai pasveikina medalį, gaudiamą, sugėduoja, tas viskas yra labai įtikima ir beveik 90%, kad